Kai jauti, kad tave kažkas stabdo, pagalvok, ar tas kažkas nesi tu. Laida Pabusti gyvenimui skirta tiems, kurie ieško dvasinės ramybės, siekia išsilaisvinti, tobulėti ir mėgautis kiekviena gyvenimo akimirka. Pirmojo laidoje kalbės šiaulietis, menininkas, žurnalistas, laidų ir kino filmų kūrėjas, mokytojas Gediminas Beržinis, kuris su žiūrovais dalinsis savo dvasiniais ieškojimais ir atradimais. Kuo daugiau darai, tuo daugiau patirčių, tuo daugiau norų, galimybių, savim pasitikėjimo, nes visada yra šalia žmonės, kurie tau padeda. Tai aš labai laimingas, kad man padedantys žmonės yra aplink, nepikti. Todėl dabar ir apie muziką pradedu galvoti. Turiu klausą, jaunystėje daug dainavau, girdžiu gerą repą, filosofinės mintis. Kodėlgi ne? Anksčiau labai juokdavosi, kai aš sakydavau, aš noriu būti geru žmogum. Ir sakydavo, geras žmogus tai nėra profesija. Ir aš visada ginčydavausi, kad gal tai ne profesija, bet aš ir siekiu būti geru žmogum. Anksčiau aš nieko negalvojau. Anksčiau aš baliavojau, man buvo linksma. Aš ieškodavau pramogų, man buvo visai... Aš nesigailiu, gink, viskas buvo teisinga, viskas buvo gerai, bet aš dabar kaip ir per vieną gyvenimą gyvenu antrą gyvenimą. Tada buvo būtent pažeisti kažkokias ribas, pažeisti kažkokius rėmus, kažką tai nustebinti, atkreipti į save dėmesį ir aš nesuprasdavau, kad yra dėsniai, kurių privalu laikytis, kad rytą privalu keltis iš lovytės, kad vakare reikia tam tikrų laikų eiti miegoti, kad reikalinga tam tikrų laikų valgyti, kad reikalinga tam tikrų laikų kurti šeimą, gimdyti vaikus. Visiems dalykam yra konkretus laikas. Aš tik dabar sužinojau, aš anksčiau galvodavau, kad aš čia varau, čia viską tvarkau. O iš tikrųjų yra dėsniai. Ir jeigu tu jiem nepaklūsti, tu esi baudžiamas. Baudžiamas ligom, baudžiamas blogais žmonėm, blogais santykiais, įtampom ir visais kitais dalykais. Aš to nesupratau, kol nepradėjau gilintis. Tai ne iš savęs atėjo tos mintis. Tiesiog pradėjau gilintis. O kodėl, o kas, o kaip. Niekad negalvojau, kas tai yra laikas. Tai kaip aš sakysiu, kai nustojau baliavoti, kai nustojau kitaip gyventi, atsirado daug laiko ir atsirado tokie kvaili klausimai, atrodytų kvaili. Kas tas yra laikas? Jį išmatuot galim, taip, laikrodžiu mes bandom kažką išmatuot, bet tai yra sakoma, kad atėjo laikas vienam ar kitam veiksmui, atėjo laikas kažką daryti, praėjo laikas ir visi tie dalykai, tai ta laiko samprata. O kas būna, kada laikas sustoja, niekas nevyksta, kas tai yra mirtis. Ir po šiai dienai paklaus bet kurio žmogaus gatvėj, kas bus po mirties. Ir dauguma pasimeta ir neturi atsakymų. Atsakymus turi tik tai tie žmonės, kurie yra religingi. Ir ilgą laiką aš ieškojau, darydamas laidas, savo purenimus, dariau laidas ir ieškojau pats savo atsakymų. Kuri religija teisinga? Ar yra Dievas? Kas tai yra Dievas? Kada žmogus pradeda tikėti? Išsikėliau savo daug klausimų ir dėkingas mano gyvenimas buvo to, kad aš galėjau klausti ne taip čia šalia arti savęs, bet važinėdamas ne tik po Lietuvą, bet ir po pasaulį. Aš galėdavau klausyti tokių žmonių, kurie patys kompetitingiausi šitoj srity. Galėdavau bendrauti su aukščiausio rango pareigūnais, sakykime, ir mūsų Seimo nariais, ten prezidentūra ir kitais žmonėm, jeigu man iškildavo kažkokių klausimų. Tai tie klausimai man turtino mane patį ir tie žmonės, kurie žiūrėjo šitas laidas, manau, jie galėjo kartu sekti su manim. Tu turi turėti klausimus, nes jeigu tau, sakykime, duodi žmogui atsakymus, o jis dar nepasiruošęs jų išklausyti,
tai praktiškai jis negirdi ir nesupranta, apie ką kalba. Todėl ir ta skruzdėlytė, ir ta saulytė, ir kiekvienas medelis visi turi savo vietą. Ir mes esam tokioj erdvėje, kur vienas šalia kito esam. Ir tu, ir kamera, ir aš, ir kėdė, mes visi esam. Ir kiekvienas mūsų staigus judesys išmuša iš vėžių visą susibalansavimą erdvę. Todėl turi taip ramiai, susikaupusiai, neįžeisti nieko, būti savimi ir pagalvoti kiekvieną veiksmą. Ką tu darai, kodėl tu darai. Tada tavo gyvenimas tampa harmoningas, tu pasidarai mielas, nes kiekvienas žmogus nori gimsta būti laimingu. Atrasti tie žodžiai, vėl tai ne mano sukurti šitie posakiai. Būt laimingu. Bet kai tyčia, jis pradeda savo egoizmų griauti savo laimę. Jis pradeda reikalauti daugiau negu jam reikia, jis pradeda reikalauti iš kitų, kai tuo tarpu jis pats turėtų viską kurti ir daryti. Ir jis pradeda griauti pats savo laimę. Kad gauti meilę, tu turi visą širdim atiduoti visą save, negalvojant apie jokius pinigus, iš vis apie nieką, apie išorę, apie nieką negalvoti. Tu turi mylėti žmogų. Ta žmogus, koks jis bebūtų, gražus, negražus, turtingas, neturtingas, tą meilę pajus. Ir tik tada tu gali laukti atgal meilės. Duodi ne dėl to, kad gauti, bet duodi be nelaukdamas atlygio. Ir tada viskas įvyksta stebuklas. Aišku, prieš tai reikia, kaip sakau, apsiuostyti, pasibučioti, paliesti viens kitą, pajausti. Taip, tas žmogus. Ir tada atiduoti visą save. Lygiai tas pats darbe. Negalima į darbą eiti dėl to, kad užsidirbti pinigų. Čia yra tokia tragedija, bet čia žmonių tiesiog gal nesidomi tais dalykais. Turi daryti tai, kas tau patinka. O, sakys, kaip čia dabar sunku. Taip, tu turi daryti tai, nes tau išduota yra užduotis daryti tą, kas tau patinka, nes tai yra tavo užduotis. Ir tu turi eiti, daryti tą darbą, kuris tau duoda. Sako, dažnai, o jeigu aš iš vis nežinau, ką man reikia daryti, tada duodu patarimą. Tada įsivaizduok, kad tau nereikia pinigų, kad tu turi tiek pinigų, kad tau jų nereikia. Kuo tu užsiimtum savo, kas tau būtų miela. Ir tada ateina tie atsakymai. Jeigu ne, aš daryčiau tą, va, ir tada imkit tą idėją ir pirmin. Aš galbūt nemokėsiu tapyti. Aš šiemet ne dėl to, kad aš koks kietas, aš kaip čia dabar tapytojas pasidariau. Gink, aš savo sakau, jeigu save pastiprinsi tiek, kad tu gali sakyti, aš galiu viską, nes Dievas davė visatą, davė tokį, visiems galim mes viską, bet tik tai prašau įsiklausyti, tau yra ausis, tau yra akis, kad tu viską jaustum, kas tau yra sakoma. Ir dažnai žmonės, kaip aš kažkada sakiau, kad aš važinėjau į plenerus, keletą metų aš ten važiuodavau ir galvodavau, aš filmuoju, man įdomu, fainai. Bet kol aš supratau, kad man baksnuoja, sako, tu paimk teptuką, tu atvažiavai čia, aš tau, sako, tiek tampau, kad tu imk, tapyk. Ir tiek metų turėjo praeiti, kad aš galėčiau suprasčiau, kad man davė tapyti ir aš dabar pritapau tiek, kad, net nepatogu. Čia, kadangi mes jūrų valstybė tokia, čia paukšteliai vienas, kits, čia dar laivelis praplaukė per šalį. Tai labai gražiai. Čia, kadangi mūsų yra šalis ir visi sako, čia yra kosmosas. Čia joks kosmosas, čia yra krepšis, o čia yra kamuolys. Ir čia taip atrodo iliuzija, užtat ir vadinasi, čia yra basketball. Taip vadinasi. Tas paveikslas atsirado, kai aš buvau pas yra Jėzus kepalas. Nesijuokiu. Iš jo žmogus turi savo idėją. Ir aš kai grįžau, pas jį gavau labai daug gerų emocijų. Ir tą paveikslą iškart.
ir pavadinau Tiesa pagal kepalą. Kai buvo 12:12, aš labai tikėjau, kad bus kažkas tai įvyks. Ir tada iš tos baimės susikaupimo tapiau likus 12 dienų iki tos datos, tapiau 12 darbelių. Kiekvieną dieną. Vėl iš pasąmonės, kas išeis, tas išeis. Tai gavos patys įdomiausi. Šerdelė ant ratako. Čia toks labai jau aiškus stalelis ir kažkokia tikrai jau konkrečiai. Čia kažkokia rakto skylutė arba varpas. Gėlytė kažkokia įdomi. Veidas kažkoks. Nu ir vat, aš pats, ir tas paprastas, sakykime, kažkoks vazonėlis. Ir kažkoks iš ten. Iš kur ta forma? Niekaip. Ir vėl kažkokia mačytė. Sėjau rūtą. Paukščiukai. Kūryba yra poilsis. Ir sakykime, kada tapiau, aš ateinu ir jaučiu, dabar aš jau šiandien pavargau. Ir aš neriu dabar, pasiėmu dažų ir neriu. Į tepį, nežinai, pas mane ta labai paprasta, aš tepu nežinau ką. Vieną tepi, ar ten iškart kažką makaluoji, ar taip makaluoji, ar taip, ar abiem rankom, ar taip. Jauti poilsį. Ir kai užsikabliuoji, nejauti nei laiką, nieką, labai pavargsti ir tada galvoji. Kaip gerai buvo. Ta laisvė yra kokia, vėl per tą tapybinę prizmę. Arba tu taikstaisi su tuo, kas yra šiandien ir nori būti vertintas tarp tų tapytojų, kurie yra šiandien, tada turi laikyti iš tų taisyklių ir sako, o, jis jau tapo, jis jau moka ir daug mokyklų yra, kur moko žmonės ir jeigu tu laikaisi iš tų taisyklių, tu kažkiek įvaldai tą amatą, tu skaitaisi tapytojas ir kitas yra, kada tu tapai savo. Tai aš gal daugiau tapau savo, kada aš galiu leisti savo nutapyti beleką. Turėdamas tik tai savo kažkokią idėją, va ten kažkokie debesėliai rudi, ar ten žiogelis su arkliuku. Ir grįžtu prie to paties, kad vaikams sakau, oi, aš nemoku tapyti. Čia yra didžiausia klaida suaugusių žmonių, įvairiausių mokyklų, kada sako, tam reikia kažką mokėti, tu gali nemokėti, tu gali nesugebėti. Tai bėkit vaikai nuo tokių mokytojų ir nuo tokių suaugusių žmonių, kurie jums kažką tai nori uždrausti daryti arba sako, jūs nesugebėsi ir panašiai. Ir kada duodi vaikui drobę ir teptuką, dažų ir jis patepa keletą kartų, sakau, gebi ir viskas labai paprasta. O tie vertinimai tai yra tų dėdžių, kurie ten patys yra riboti žmonės, jie susigalvoja įvairiausių taisyklių ir tada sako, šita raudona spalva šiandien negali būti, arba ten yra įvairiausių labai, negali būti juoda spalva, aš vaikų klausinėjau, kokia dailės mokytoja, kokia, negali būti juodos spalvos, negali būti baltos spalvos, negali būti tas, ir jie tada galvoja, ar čia galima, ar čia negalima, tai kaip gali tapyti? Arba tada, kaip gali kurti muziką, jeigu tu pradedi laikytis, o kas čia galima, o kas čia negalima, tai reikia iš visų šitų išsilaisvinti ir aš kaip sakau, tik absoliučiai laisvas žmogus, kaip aš laisvas žmogus, tik tai toks žmogus gali kurti. Kai draugai sako, kad oi, kiek tu dažų ištepi, tai ir iš kur tu gauni, kiek pinigų čia reikia išleisti. Ir aš supratau tą dalyką, kad jeigu tepi, savim tiki ir vėl gauni pinigų šitiem darbam. Jeigu tu neprašai, jeigu tu nedarai, tu ir negausi. Jeigu tu visą laiką tapysi ant, kaip sakyti, nedidelį formatą, tu ir tavo ir supratimas bus ir tau tiekti reikia dažų, taip visi supranta. Bet jeigu tau reikia daug dažų, tai tau ir duoda daug dažų. Man atrodo, viskas labai paprasta. O dažų yra visom prasmėm.
sako, su amžium žmogus dvasinę ramybę randa labai skirtingai. Yra du pavyzdžiai. Vienas yra, vieni žmonės galvoja, kad reikia susikurti verslą, kuris tau neštų ir senatvėj neštų pelną ir tu tiesiog naudotumės viskuo ir panašiai. Bet man toks įdomesnis ir labiau išmąstytas yra indų filosofai, žmonės vyresnio amžiaus, kada jie tiesiog medituoja, sėdi gatvėje. Jie tą dieną pragyvena jausdami, klausydami, uosdami ir suvokdami savo egzistenciją. Nes dažnai būna, apie ką aš pirmai ir sakiau, kad tu bėgi, atrodo per 3 dienas čia viskas įvyko jau tu turi daug metų. Ir manau, kad tada ta išmintis, kada apriboji savo norus, kada tu sugebi suvokti tą minutės ėjimą, kada tu gali, o tau, kad šitai būti, tau nereikia daug nei pinigų, nei nieko. Tu tiesiog mėgaujasi tuo gyvenimu. Tu gali suvokti, kad tu gyveni. Tik toj būsenoj ramioj. Tu savim pasitikėjimą turi išugdyti, sakau, turėdamas savo draugą priešą protą. Čia yra labai vėl svarbi vieta. Kad protas tau dažnai, jisai nori padaryti problemų. Protas sako, tau reikia tą dalyką įsigyti. Protas tau sako, tu esi negraži. Protas sako, tu esi negabus. Ir tada, kadangi žmogus susideda iš kiek dalykėlių, iš 4 pagrindinių, ar ne dalykėlių, tai yra tas kūnas, kuris čia yra, reikia nešiotis, tokį prakaituojantį, bet tai mano viskas gerai. Emocijos, kurias vėlgi mes turim valdyti, privalome valdyti, jeigu neišeina, jau čia kiti reikalai. Siela pagrindinis dalykas, kuris yra. O jinai yra nemirtinga. Ir ką mes čia darom, ką mes čia filosofuojam, kalbam, panašiai, jie labai juokingai čia, ką mes čia darom. Jinai žino, kad visai kitoj vietoje yra visi rimtumai, ne kažkokiuose plepaluose, ne kažkokiuose smulkmenuose, tuose egzistencinėse, bet yra gėris ir blogis. Ir visada tu, kad ir ką darytum, atrodo, kad tu tą darai, protas sako, tu dabar tą ir tą daryk, eik į šitą darbą, nes dabar darbų mažai. O tavo išmintis sako, neik į šitą darbą. Tau bus blogai, tu kenkinsies kiekvieną dieną. Ir ką sunaudosi tenai, ką uždirbsi, tos pinigus išleisi, kad atstatyti savo balansą. Tu eisi atstatyti savo psichiką ir panašiai. Arba vėl protas sako, eik tu valgyk. Viens malonums yra valgyti daugiau, čia tam gyvenime nėra malonumų. Seksas, pavalgyti yra tie malonumai. Išmintis sako, ne. Sako, pavalgyti tai ne, atvirkščiai, tu valgyk labai nedaug. Maistas turi būti vaistas. Maistas turi būti vaistas. Nes kitaip, jeigu tu valgysi bile kaip, tai tada jau tau vaistas bus maistas. Viskas susikeis, turėsi tada savo jom valgyti visokiausius tabletės, kada nusišersi arba dar kažkaip tai bus. Tai protas yra ir draugas, ir priešas. Bet jeigu jau pasikinkai savo, tada jisai tau padaro daug stebuklingų dalykų. Kaip žmogui keistis? Tai reikia keistis šiandien, dabar. Ir tie keitimaisi labai paprasti. Tai yra rytą keltis, tada, kada saulytė keliasi. Ir valgyti normaliai, paprastai 3 kart dienoj. Tai būtų patys pirmieji tokie savęs drausminimo tokie kertiniai dalykai. Ir jeigu tu rytą atsikėlei, tu susikaupęs pradedi dieną, tu natūraliai turėsi kažką daryti, tu susikaupsi, tu per pietukus teisingai pavalgysi, tau atsiranda organizmui disciplina. Ir tai būtų pati pradžia. O paskui gilintis knygos. Ir vėl dabar, gerbiami žiūrovai, jeigu jūs kas nors, koks reiškinys ar koks žmogus nervina, tai žinokit, jūs turit tai, kas jums nepatinka. Ir jums rodo tai, kad jūs turit šitą bruožą, jeigu jūs jį reaguojat kažkaip neigiamai. Viskas labai sureguliuota, labai, tampriai. Daug kas vyksta, ko mes nesuprantam, kodėl taip įvyko. Daug kas mes pasimetam, kada kažką sugalvojam ir tai įvyksta. Tu
jau daug žmonių dabar tą taip pat supranta, kad tu pagalvoji, o ta mintis jau materializuojasi. Kiekvienas daiktas, kiekvienas materialus dalykas nešasi ir savo dvasią. Kam tu priklausai, kaip elgiesi, tu tą ir gauni. Tai vienas iš tų tokių komfortiško gyvenimo ir aš vadinčiau vėl to didžiojo plano dalis yra, kad kiekvienas mes turim savo kryptį, savo kelią, kuriuo privalome eiti. Ir jeigu kas nors griūna, reiškia, tu ėjai ne savo keliu, arba ne tada ėjai, ir visą tai reikia labai filosofiškai žiūrėti. Jeigu man iškyla kliūtis, į kliūtį žiūriu labai aiškiai. Arba ją reikia pramušti ir įveikti, ir jeigu po tos kliūties gauni dar vieną kliūtį, reiškia, tau čia nereikia eiti, arba tiesiog, jeigu yra rimta didelė kliūtis, tu tiesiog suvoki, kad čia tau nereikia eiti. Ir tada prasukė šalia. Nėra nesėkmės, yra pamoka. Ir, pavyzdžiui, jeigu tu kažką siekiai ir nepadarei, tai yra pamoka. Reiškia, tai neturėjo įvykti. Tu neišlaikiai kažkokią, sakykime, tau reikia išlaikyti kažkokią vairuotojo pažymėjimą. Ir tu neišlaikai. Reiškia, tau, visata, dievulis, neduoda išlaikyti, kad tu nesėstum į mašiną ir neužsimuštum. Grubiai. Tau už tave pasirūpina. Labai gražių paveikslėlį yra, kada žmogus nemato, mato tik tai tą dramblio koją. Tas gražus pavyzdys yra toks, kad žmogus, jeigu stovi šalia dramblio, žinai, jis liečia tą dramblio koją, jis ne kiekvienas gali suprasti, kad tai yra šis dramblys. Jis nemato tą dramblį, jis mato tik tą koją. Taip ir čia. Jeigu įvyko kažkas, yra didysis planas ir reikia į tai žiūrėti labai filosofiškai. Jeigu tau nepasisekė, tai tau pasisekė, nes kažkas tave saugoja nuo kažkokių dar blogesnių dalykų. Ir labai svarbus dalykas yra tai, kad tu gyvenimas tai nėra pramoga. Dauguma galvoja, kad mes gimstam čia papramogauti, čia pavarysim. Tai yra didžiulis atsakingas kiekvieną dieną, kiekvieną minutę darbas. Yra vėl gražus piešinys, kad tave nuleidžia čia į tą pasaulį, yra daiktai, kuriais tau duoda naudotis laikinai. Tu gali kažką padaryti, gali su kažkuo apsivesti, tu pažaidi ir išeini arba aukščiau į pasaulį, kaip tam žaidime. Arba į kitą levelį eini, arba eini į žemesnį levelį. Jeigu tu elgiesi kaip kiaulė, taškaisi, blaškaisi, nevaldai emocijų, tu eini žemyn. Vėl simboliškai tai gali būti pragaras ir yra dangus. Vėl rytų filosofija yra daug planetų, į kurį tu papuoli. Tai jeigu tu elgiesi padoriai ir gerai, tu tikiesi ir gauni tą geresnį gyvenimą, tiesioginę ir perkeltinę prasme. Tai jeigu tu sugebi nebijoti, labai svarbu nebijoti, būti atviru. Ir visa tai yra pasakos, kad tave sužeis, dursi širdį, nieks nedursi širdį. Jeigu tu esi atviras pilnai, visiškai jeigu esi atviras, tau niekada nieks nenutiks. Aš niekaip nesuprantu, kaip užaugo mano Laimutė dukra ir iš kur atsirado tie anūkai per 2 dienas. Niekaip nesuvokiu, kaip išėjo mama, jinai yra širdį gyvena pas mane, kaip išėjo kiti mano draugai, to niekaip nesuprantu. Ir dabar pasižiūriu kieme jau tų, kurie buvo vaikai, kai aš čia karta pasikeitė, ir man atrodo, kad tas viskas buvo prieš 2 dienas, 2, 3. Ir aš galvoju, kai čia vyksta viskas? Čia tas iššovė, čia tas kažką padarė, čia Facebook'e kažkas su kažkuo keikės. Išeini, čia vasara, čia žiema, čia ruduo, čia tas. Išeiti reikės? Kur išeiti? Ir tų klausimų yra labai daug. Ir nėra jokių atsakymų. Aš kiekvieną dieną žiūriu, klausausi, kur man reikia eiti toliau. Neskaitau, kad čia jau kažkas, bet tiesiog kiekvieną dieną aš žiūriu, kokią duos dievulis man užduoti. Ką aš turėsiu daryti. Ar aš turėsiu su anūkais būti, ar aš turėsiu intensyviai tapyti, ar aš turėsiu, nežinau, kurti dainas. Aš tą pamatysiu, nes bus kažkur parašyta, bus kažkokia užuomina man ir aš žinosiu, ką daryti. Tai ir būni, matai
Ir kadangi aš pats matau, uostau, girdžiu, aš gyvenu rytą, prabundu ir sakau, labą rytą Lietuva, labą rytą pasaulį, mes čia savo kieme galaktikoje.